šitam renginiui. Jis atrodo dirbam, o kaip realiai ir patogiai paskleisti žinią, kas gero darosi muzikos industrijai mūsų Lietuvoje nelabai kaip ir yra. Tos klaidos nėra ir man labai smagu, kad imatės tokios iniciatyvos. Kaip Vaiva minėjo, prašė pateikti ką nors iš naujausių technologijų, tai turbūt buvo labai paprasta pasirinkti šiuo metu, kas yra ypač madinga, aktualu ir kas tikrai, kad laikytina, kas yra naujausia technologijos naudojama muzikos industrijai, tai būtų planšetinių kompiuterių taikymas įvairiuose procesuose. Aš pasirinkau kol kas vieną iš paprasčiausių, turbūt vieną labiausiai suvokiamų ir dažniausiai ko reikia, tai miksavimo arba mikšerinio pulto valdymas. Tuo pačiu trumpai užsiminsiu ir apie Wi-Fi technologiją, nes planšetinis kompiuteris, jeigu jisai prijungtas laidų, tai iš jo nedaug naudos. Savo pristatymą paremsiu naujų produktų. Tai yra amerikonų gamintojas Mackie, jis net taip seniai išleido naują skaitmeninį mikšerinį pultą DL serijos, kurio visa idėja yra, pats pultas jisai kaip ir nelabai turi rankenėlių. Turbūt įsivaizduojat, kad mikšerinis pultas turi turėti rankenėlių, daug feiderių, garsumo reguliuos, kitų parametrų. Šitas pultas jų praktiškai kaip ir neturi. Viskas yra sukelta į planšetinio kompiuterio valdymą. Labai mažom raidėm pasirašiau, ką turiu skaityti. Principe, kaip minėjau, visa idėja yra tai, kad valdymo interfeisas yra įkeltas grynai į planšetinį kompiuterį. Jeigu pasižiūrėtumėt kitus gamintojus, yra Yamaha, yra Presonus, yra Maidas, yra daugelis kitų gamintojų, kurie turi skaitmeninį pultą su savo įprastu standartiniu valdymu, yra rankenėlės. Jie yra prašę applicationus, programėlės irgi valdymui iš planšetinio kompiuterio. Galima diskutuoti, kiek tos programinės įrangos yra patogiai padarytos, nes principai vis tiek akcentas pultas turi savo valdymo priemonės įprastas. Reiškia, planšetinis kompiuteris skirtas gal tik tai padėti kažkokią mažą užduotį išspręsti. Tuo tarpu Mackie pultų, kad šitas mikšerinis pultas mažas, jisai nieko neturi, jis turi valdymą tik tai planšetė, dėl to visas vartotojo interfeisas, manau, yra optimizuotas pakankamai taip, kad absoliučiai visą darbą kito varianto nėra, tai tik atlikti planšetiniu kompiuteriu. Pats mikšerinis pultas, jisai, kaip jis atrodo, čia matote prezentacijoje, čia yra du variantai, vienas didesnis, kitas mažesnis. Gyvas modelis čia stovi, yra 8 arba 16 mikrofoninių kažkaip tai šių linijinių įėjimų. Aišku, mikrofoniniai įėjimai gali turėti fantominį maitinimą. Turi jautrumo reguliavimą, natūralu, jungiama įranga gali būti labai plataus diapazono ir susitvarkyti skaitmeniniu būdu valdomais mikrofoniniais stiprintuvais. Šitame kainų rėžyje kalbama apie 4000 litų, kas yra 1500 eurų. Pateikti tokį kanalą valdomų mikrofoninių stiprintuvų yra sudėtinga, dėl to kompanija pasirinko kompromisą. Reiškia, įėjimo laipsnis yra grynai analoginiu būdu valdomas. Pultas turi 6, didesnysis turi 6, mažesnis turi 4 auksus arba auks, vadinamas magnetolas, nes iš karto galima sugalvoti, kaip naudoti. Turbūt pirmas pritaikymas ir rimtesnis ir logiškas, tai būtų monitorinio mikso suvedimas atlikėjam. Aišku, pagrindiniai išėjimai tai yra XLR jungtimis, simetrinėms. Yra ausinių išėjimas monitoringui ir esminis, ta prasme, irgi vienas iš naujovų, tai yra Katlink jungtis, tai yra jungimui į tinklą, dėl ko dėka mes galime valdyti nuo to visais įrenginiais. Viena naujovė reiškia valdymas liečiamu ekranu, kita naujovė yra belaidis valdymas. Čia matote pultą ir aš jį galiu valdyti iš planšetę.
mokintis miksuoti. Gyvai pamatėte, kad pultas tikrai veikia, galiu valdyti. Ačiū Rimtai, sustabdyti. Garsas dingo. Pultas veikia. Ką mums leidžia belaidis ryšys ar pavaldymas belaidžių būdu? Tai principė reiškia, kad mes galime miksuoti iš bet kurios vietos. Gal tai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nelabai svarbus uždavinys, jeigu jūs dirbate studijoje, bet dirbant gyvo koncerto metu, gyvai garsinant. Tai pirmiausia ir dažniausiai yra problema surasti tinkamą vietą operatoriui. Gerai, šičia mes esam šitam klube, kur centre gal ir leisiu pasistatyti staliuką kas nors operatoriui. Dažniausiai būna, kur nuvažiuoji į mažą klubą dirbti arba teatre. Pagrindinės vietos, kur turėtų sėdėti operatorius, yra parduotas VIP-o. Operatorius vietos neturi, sako, va tau dar kartą eik sėdėti. Čia tavo vieta, nu, tu ten nieko aišku negali, nieko negali padaryti. Turėdamas belaidį valdymą, tu gali visada laisvai atbėgti, kaip matot, vaikšto po šitą patalpą, atbėgti į centrą, reguliuoti garsą, viskas čia gerai, bet pasitraukti į šoną. Antras uždavinys – užlipti ant scenos ir sutvarkyti monitorių garsą. Tam praktiškai kaip ir nebereikia antro žmogaus, reiškia monitorinio pulto. Galų gale gali būti antras žmogus, bet jisai gali ateiti, atsistoti čia prie muzikanto vietos, aha, čia tavo, prie kito, čia tavo garsas, tavo monitorius, reiškia su savo planšetę susitvarkyti monitorinį miksą. DL serijos mikšeriai leidžia naudoti iki 10 iPadų vienu metu valdyti vieną mikšerį. Tai reiškia, kad gali kiekvienas atlikėjas scenoje turėti savo kontrolerį, savo valdiklį pastatytą ant stovo ir tvarkyti savo miksą. Patogiai nereikia šaukti, operatorių, man per daug gitaristą, duok man daugiau, negirdžiu savęs. Prašau, pats savo garsą pasireguliuoja. Taip, ir įdomus momentas tai, kad yra, reiškia, aplikacija prašyta ne tik iPadų, bet yra ir iPhone'ų, ir jau matęs atvažiuoja, reiškia, atlikėjai, kurie muzikantam prie mikrofoninių stovų ir sekti iPhone'ai, ir su iPhone'u kiekvienas savo toliau savo sėkmingai reguliuojasi suvedimus monitoriniai. Dar tokia kita mažytė praktinė pusė, reiškia, tas frontal house problema, kad tu neturi kur vietos, kur staliuko pasistatyti, tai yra dar kitas patogumas, tas, kad tau iš principo nereikia tiestis, kaip vadinama, multikorą, kabelio nuo scenos iki tavo mikšerinio pulto. Kas irgi kartais gali būti neįmanoma, vipinis kilimėlis, neturi pro kur prasitempti, žmonės per tą vietą vaikščioja, galų galia daug kabelių, atsivežė per trumpą, reikia ilgesnio. Čia šiuo atveju pats mikšerinis pultas, jisai lieka ant scenos, reiškia visa įranga sujungta, visi šaltiniai ir padavimas į visas linijas, tiek į priekį, tiek į monitorius lieka ant scenos, o valdai pultą su iPad'u, pekiodamas bet kur, laidų nebereikia. Taip, galime ir į barą nueiti to pačiu pažiūrėti. Jeigu bare yra video sistema, reiškia, kuri rodo, kas vyksta scenoje, tu matytum, kad užlipo kažkas, kad spėtum įvesti peilį. Kaip jau supratote, valdymas vyksta programinė įranga, iPad'ui jinai vadinasi Master Fader Application. Tai yra vizuali ten graži indikacija, aišku, kaip ir visus skaitmeninių dalykų įrankių šitoj technologijoje yra ruošinių galimybė paruošti savo ruošinius efektų, kažkokius nustatymus, equalizerių nustatymus ir išsaugoti kaip savo pasiruoštus nustatymus, vėliau užsišaukti, ko niekada neįmanoma su analoginiu pultu padaryti. Yra galimybė, taip vadinamų snapshotų, reiškia viso pulto konfiguracijos sesijos išsaugomas. Tarkim, jūs turite 5 dainas, jūs pasidarėte suvedimus 5 dainom ir važiuojat turą, koncertą arba dirbat spektaklį. Pirmadienį yra vienas spektaklis, antradienį kitas spektaklis, po savaitės pirmadienį vėl tas pats spektaklis. Reiškia, visą settingus, visus nustatymus lengvai išsitraukit vienu paspaudimu. Čia pavyzdys, kaip tai atrodo, tai reiškia, kad tai yra jūsų šaus įvykių
snapshotai. Taip pat yra galimybė, aišku, vartotojo teisių tam tikras limitavimas, jūs gal nenorite, kad muzikantas ant scenos reguliuotų pagrindinį miksą, arba kad vokalistas netyčia nepakeistų su monitorinio mikso basistui ir tam tikrų teisių priskirimas, valdymas. Apdorojimas, aišku, pultas būtų silpnas daiktas, jeigu jis neturėtų apdorojimo. Turi šitas mikšėjinis pultelis, turi 2 tipo equalizerius, aišku, kiekvienam kanalui, kurių yra 16. Yra modernus equalizeris, yra senovinė tipo, kaip jie veikia, ką jie daro. Ir Vytautas sekančioje dalyje parodys, supažindinamas, kas tai yra, apskritai per prietaisai. Taip pat, aišku, kiekvienam kanale yra dinaminis apdorojimas, yra kompresoriai, yra geitas, vartai lietuviškai. Aišku, vėlgi 2 tipų, tai gali būti modernus, gali būti senovinio skambėjimo, keičiasi ir vartotojų interfeisas ir pats skambesys. Yra masterio daly, reiškia pagrindinėme šiame yra grafinis equalizeris, kur galima labai gražiai susipiešti, pabandysiu parodyti. Čia mūsų grafinis equalizeris, aš jį įjungsiu. Trupučiuką vėluoja. Ta prasme, vėluoja gal vaizdas, ekrane, iškreivina visiškai. Aš jau galiu visiškai pievų taip piešti. Nu, gerai. Ir dabar viską atstatyti, galiu šitai pastatyti, aišku, galiu išsišaukti. Tiesiog išjungti, šiuo atveju equalizeris išjungtas. Įmanoma su šito applicationu kartu ir įrašinėti visą koncertą. Aišku, tai nėra daugiakanalis įrašas, yra ir stereo. Tiesiog patildysiu muziką biškai. Per įrašą daryti neišeina wireless technologijom, kad šiaip tai, kas galėtų būti naudojama Apple IE technologija, turi pakankamai didžiulį vėlinimą, tai įrašo galimybė arba atkūrimas įrašytų kūrinių tiesiai iš iPado veikia tik tai tuomet, kai iPadas yra įstatytas į pultą. Bet principė tokia galimybė yra. Aišku, su visom tradiciniam iOS funkcijom įrašai iš karto gali šėrinti į cloudą, e-mailus, dar kažkur tai panašiai. Ir mano minėtas arba Rimtauto užklausas applicationas iPhone'ui, tai reiškia, tai yra personalus valdiklis kiekvienam atlikėjui, kuris gali tvarkyti savo miksą ant scenos. Pats pultas jisai turi dar tokių įdomesnių gal mechaninių savybių ar kitų savybių. Aišku, įdėjus iPadą galima užrakinti, pritvirtinti tvirtai, kad nieks jo nenusineštų, jeigu tai kažkokia yra fiksuota instaliacija. Aš jeigu tai būtų instaliacija šitame klube, reiškia pultas kažkur padėtas, kad bet kas neišsineštų ar bažnyčioje, ar teatre. Šiuo metu yra gaminami su 2 tipų interfeisas, tai yra ir senasis, kaip čia 30 ir kiek šių kontaktų, yra išmanuojasis lighting formato. Galima tie, kas turi seniau nusipirktus pultus, daryti atnaujinimą, pasikeisti į lighting. Yra netgi galimybė įsidėti ir iPad mini. Nežinau, tai labai protinga, nes su mažesniu pultu pirštais pataikyti gali būti sunkiau, bet principė tokia galimybė yra. Ir aišku, kiti įvairūs priedai, kaip dulkių dėklai, nešiojami lagaminėliai ir panašiai, ar tvirtinimo į standartinį 19 spintelę elementai.
Šiek tiek rakursas apie Wi-Fi arba papildymas. Aiškiai įsivaizduokit, kad jūs turite, tam, kad valdytų iPadas, planšetė jūsų pultą, jūs turite turėti veikiantį Wi-Fi tinklą. Jeigu norite, kad jūsų renginys nesustotų, kad nebūtų problema tai, kad jūs nebevaldote pultą, visada reikia rinktis, aišku, tik tai tam tikros aukštos kokybės, aukšto patikimumo įrangą. Aš dabar neminėsiu, kas tai turėtų būti, bet tai tiesiog reikia pakankamai tai atkreipti dėmesį, ką nors. Nesvarbu, ar tai būtų, ateina dabar kalba apie Mac ir iPadą, bet gal jūs turite Yamaha LS9 irgi norite pabėgioti ir pasivaldyti monitorinį miksą. Wi-Fi, access point arba routerį reikia pakankamai skirti daug dėmesio. Kiti tokie gali pasirodyti neakivaizdus patarimai, bet kaip to tinklo paslėpimas arba paprastų vartotojų. Tokie klasikiniai anekdotai, įsivaizduokit, reiškia, turite renginį Siemens Arena, darote repeticiją, soundchecką, žmonių nėra, reiškia, viskas gerai, jūs su savo iPad'u susireguliavote miksą, pasiruošę toliau valdyti. Nors Siemens Arena ar spektaklis, dar kažkas, viskas gerai soundchecko metu. Ateina renginio laikas, durys atsidaro ir sueina 10 000 žmonių, kurių turbūt yra kas antras turi išmanų telefoną. Ir tai visi išmanūs telefonai iš karto pradeda ieškoti, gal čia yra Wi-Fi. Ir tas reiškia 5000 telefonų, nu gerai, 1000 telefonų, jūsų access point, prieimo stotelę laužia iš karto vienu metu be perspėjimo. Ir jūs toliau, jie neturi ieškoti interneto, tiesiog pats telefonas, jisai skanuoja, ieško, gal yra Wi-Fi tinklų, kad galėtų prisijungti. Jis nesijungia, jūs galite uždėti slaptažodžius, galite uždėti ką tik norite, bet vien jų noras pamatyti tą tinklą, vienu metu duris atsidaro su 10 000, 5000. Tai yra, tokius kiekius prisijungimų gali atlaikyti tik tai Enterprise, kaip lietuviškai pramoninė, stiprumo stotelės, kad šiuo atveju visiškai nebūtina. Tai tokie elementarūs patarimai, kadangi čia naudotumėm, ar eina kalba apie projektus, pultas mažas, pigus, apie mažą biudžetinius projektus, naudotumėm small business, ar, reiškia, mažą business home office tipo routerius, kurie tikrai tokio kiekio prisijungimo negalėtų atlaikyti. Tai tiesiog tinklas visiškai rekomenduojama, visiškai paslėpti, kad jis nematomas, reiškia, tada telefonai nebesijungia. Jo, po savo galima paslėpti. Aišku, kitas patarimas naudoti 5 GHz ruožą, kadangi jis yra žymiai mažiau apkratas. Dabar su savo telefonais pažiūrėkit, tarkim, kiek čia matote wireless tinklų. Gal čia nedaug, bet esu matęs arenų, kur yra, ta prasme, tinklą pasirinkti reikia scrollinti ilgai, ta prasme, 30-40 tinklų. Ir visi 2,4 GHz ruožą. Tai koks gali būti patikimumas? Tiek būtų turbūt apie šitą mažą paprastą produktėlį, kuris pakankamai turėtų pakeisti miksavimo įpročius ir galimybės garso inžinieriam. Bet tai, sakyčiau, tai nėra vienintelis požiūris arba ne vienintelis priėjimas ir tai iš principo kažkas tai tokio kaip labai nauja. Tai nėra, tarkim, aš čia kaip pavyzdį noriu parodyti tokį iš didesnių kalibrų, turbūt vieną iš didžiausių savo galimybėmis mikšinio pulto Studer Vista serijos. Jie gan senai turėjo, dar kol nebuvo iPad'o, jie turėjo variantą, kaip valdyti su planšetiniais kompiuteriais. Tai buvo tablet tipo PC, kažkaip Windows operacinė sistema, Windows tablet versija, valdymas ne pirštu, su specialiu, tokiu, kaip pasakyti, pieštuku. Taip. Kitas klausimas gali kilti, kiek, sakysim, tokį didelį pultą, kaip šitas prieš tai parodytas Studeris Vista, ar galime tikrai viską patogiai suvaldyti vien tik tai liečiamo ekranu. Turbūt norėtųsi vis tik tai kažkokiem tai parametram rankenėlių. Arba klausimas, kaip liečiamos technologijos gali padėti sukurti vartotojo sąsają tokiam sudėtingam produktui, kaip tokio lygio pultas, sakysim, kaip Studer Vista, būtų
Lavo, MC26 ir panašiai. Študeris yra sukūręs savo tokį ypatingą vartotojo sąsają, kurią pavadinas Listonics. Ir jos idėja yra tai, kad pulte yra rankenėlės, bet po rankenėlėmis yra ekranas. O tas ekranas yra liečiamo tipo. Aiškiai, vienu metu sprendžiama yra keletą uždavinių. Vienas iš tokių, kad tu suki rankenėlę ir akys yra nukreiptos į tą vietą, kur tu ją suki. Aiškiai, grinai kaip analoginiam pulte, tu suki kažkokią klazą ir tu matai, kurioje vietoje tu suki. Ne taip kaip, sakysim, tradiciniuose skaitmeniniuose pultuose. Ekranas čia kažkur, rankenėlės čia, tu pasirenki šitą kanalą. Čia suki rankenėlę ir paskui dar turi žiūrėti į kitą principą, akis turi šokinėti per 3 vietas. Kad suprasti, mano manimu, šitokio tipo interfeisą, vartotojo sąsają, mano manimu, tai šiuo metu tai turbūt būtų ideali vartotojo sąsaja. Aišku, aš nekalbu apie pinigus, bet tiesiog suprasti idėją, technologijos, kiek jos dabar yra pažengusios. Aš norėčiau pademonstruoti mažą prezentaciją Listonics interfeiso. Bandysiu iš YouTube'ės. Gal pavyks? Hi, my name is Jamie Dunn. Čia gal pirma pradžia bus šiek tiek, ne vien tik apie Listonics interfeisą, maždaug Listonics gali prasukti apie pusantros minutės. Channel switch which runs through the screen and down to the fader here. So here's the 5-minute training course. One fader, a gain control, and now taking a look at the screen here, you have 4 rotaries, and we can assign different functions into these rotaries based on the phone here. So at the moment I'm showing Force 101 to 4. So I have two, 3 and 4, and I control their levels and I can turn on here. So there's also switches here mounted on the screen. But I can also select something like, for instance, input gain. So the input gain here, and now I have the input gain for each of these channels. Or the filters, so now the high cut and the low cut filters. See how the nice graphics give you a very good visualization of the function. Now, if I come to EQ, I would typically have a problem now because I definitely need more than 4 rotaries to show me the complete equal EQ controls. So that's where this lower third of the screen comes into play. You can see here we have green, and this is depicting the dynamics, red depicting the EQ, and yellow depicting the pan. And if I want to access the EQ for a particular channel, I just touch on the EQ for that channel, and now you can see how this red area is showing me the controls for the EQ. So here you have the high, mid, low. Very, very simple. If I take now the dynamics, I just again touch on the screen, and you see I now have the compressor and gate and limiter here. More controls, but the green is identifying and showing the user where the controls are. If I want this dynamics, it's over here, and you see how it follows you. The last one is the pan, so very simply the pan. You can even do 2 controls together, so if you want the dynamics and EQ and work on them at the same time, we can do this, and now you see dynamics and EQ for that channel. Or even 2 EQs, for instance. One here, one here. So you can see that there's no paging, no menus. Very, very, very simple. 2 other buttons and you really have everything. One is called channel. When I touch this, I see everything about this channel depicted here on the rotaries. So this is everything like the auxiliary sends or the gain. Or for instance, the bus assigns.
you can just hear bus assign on the screen. We even have an overview of this bus assign here in a small fashion so you can really see. So it's very graphical, a lot of information shown to you. And basically, that's the simplicity of operation of this. So for instance, let's take an example that you had a very simple service on a Sunday morning where you just had a pastor and a couple of podium mics and a choir. So here you can see, just by selecting one bank of ours, you could lay out the channels which you need for that one specific service. If, for instance, in the evening you have a more complicated service that has a band included, just by switching down to the second layer, I can keep some of the channels that I'm using here, so the pastor mics and the podium, but then notice here I can have my complete band here, so that laid out however I like. So this flexibility of being able to put channels wherever I like on the desk means that I could set up the console using these banks and layers for the different services throughout the week, without having to change setups and without having to add difficult operation for users. So, very quick, but I hope that gives you a small idea of what the Vista 5 SR is about. You can find more information on our website, which is www.studer.ch. Thanks. Kiek čia pinigų dabar? Nesakysiu. Tai principe, šiai dienai turbūt būtų iš mano pusės tiek. Turbūt idėją supratote, tai ką norėjau parodyti. Jeigu turit klausimų, drąsiai, klauskit. O čia šitie plotai pragręžti ten, turai per... Ant viršaus išklijuoti. Bet kaip tu gali pragręžti, tai yra ekranas. Tai man toks ir klausimas. Taip, ne, ant viršaus priklijuoti. Taip. Tai kiek kainuoja? Ai. Vista 5 pultas priklausomai kokia konfiguracija, turbūt prasideda maždaug nuo 100 000 eurų. Nežinau, bet man įdomu. Bet mes čia kalbam apie didžiulio kalibro pultės, su tokio kaip galimybę turėti įėjimų išėjimų 1700 kanalų įėjimų išėjimą. Teko čiupinėti gyvai? Taip, žinoma. Lietuvoje dirba Vista, yra mažesnis Vista 1, bet vartotojų interfeisas lygiai toks taip pat yra Kauno televizijos servisas. Jie tokį pultą įsigyja, kaip sakai, pavasarį. Ne. Taip, ta prasme, iš ES pinigų, iš Europos, iš klientų, kuriem jie dirbo, klientai yra Europoje. Taip. Ta prasme, tai negalvokit, kad tai kažkokia egzotika, ta prasme, anksčiau ir vėliau, ta prasme, teks, jeigu rimtai dirbsite, tai ypač daugiausiai šitie pultai yra naudojami televizijose kilnojamose stotyse, nors tuo tarpu Vista 5 SR, kur čia konkrečiai žmogus rodė, jis yra pritaikytas įgarsinimo rinkai, čia Lietuvoje, pavyzdžiui, naudoja pasivežęs Stingas. Man atrodo, Stingas buvo atvažiavęs, jisai visada dirba su Vista 5 SR. Taip. Ką prognozuojate ateityje, jeigu dabar liečiamas, o kas po to erdvėje bus kažkokie mygtukai? Kas tai bus? Apie kokį periodą kalbam? Apie 3 metus ir apie 30 metų? Nu, 30. 30 metų. Aš turėjau studentą, kuris bandė rašyti bakalaurinį darbą. Labai įdomia tema, bet dėl tam tikrų jo personalių priežasčių neišėjo padaryti iki galo. Yra paprasti kontroleriai, kurie jaučia žmogaus smegenų, srodų, judėjimo kryptis ar dar kažką. Atrodo yra mistika, ta prasme, ką su jais veikti, bet jie pasirodo yra gan lengvai apmokami. Tai yra programinė įranga, kuri tu, sukoncentruoji dėmesį, tarkim, galvoju apie žalią obuolį, 5 kartus ar 5 minutes, aš technologijos nežinau, bet 5 kartus 5 minutes ar 5 valandas aš vis galvoju apie tą žalią obuolį. Programinė įranga atpažįsta, susiveda tos piešinukus, tos paternus, ir supranta kitą kartą, kad kai tu pagalvoji žalią obuolį, sako, čia žalias obuolys. Lengvai. Apmokoma programinė įranga, kur yra davikliai ant smegenų. Tai mes buvom sugalvoję, kad jisai rašys darbą, nes jisai pasibandė tos daviklius, jie, man atrodo, galima beje nusipirkti, nežinau, 10-50 eurų, tokia tikrai paprastas reikalas. Okei, gal už tokią sumą jų tikslumas nėra
geras programinė įranga nėra gera, bet idėja kokia, tu gali apmokinti. Ir sakau, dabar paimkime ant penklinės, nupieškim natą do, galvok, išmokinki, kad tai yra nata do, ir išmokinkim paskui visas natas. Sekantis žingsnis - paduodi žmogui penklinę ir kompiuterį iš karto suskamba muzika. Iš mistikos, tai, ta prasme, po 30 metų, kodėl tai ne. Tai lygiai taip pat, tai reiškia, tokio keliu einant, galvojam, kad jeigu mes, aiškiai, išmokinam kažkokius daviklius, kurie jaučia smegenis, kad aš noriu, gal pradėkim nuo to, kad rankenėlę pastumti, o paskui pradėkim galvoti, kad aš noriu daugiau žemų arba daugiau vokalo, nes jau atpažinimas tikrai bus pažengęs iki tiek, kad mes iš viso mikso galėsim išskirti kur nors vieną. Tai gal iš vis nereikės ten kolonėlį miksuoti, nieko ten valdyti. Tiesiog viskas. Į smegenis, muzika. Į smegenis. Ta prasme, vienas kitam, ta prasme, Facebookas smegenyse, taip? Aš dar manau prie to pačio, kad vis tiek, kaip liečiama ekrano klaviatūra nepakeis tikros, tai kai kurie dalykai tiesiog išliks tie, kurie yra, nes tai patogumo dėlį. Teisingai, visiškai teisingai mąstot, dėl to aš tą ir norėjau būtinai parodyti Študerio varianto pavyzdį, kuriame yra, aš manau, yra tas optimalus valdymo interfeisas tarp rankenėlių ir, ką reiškia, patogumas, ką duoda rankenėlis ir patogumas, ką duoda liečiamas ekranas. Taip. Nežinau, čia ar filosofinis, ar galbūt netgi psichologinis klausimas būtų. Apskritai, kaip keičiasi kokybė, tarkim, suvedimo arba darbo su muzika, kai tu dirbi ne tik rankomis ir ausimis, bet dar ir akimis. Nes yra tie visi pojūčiai, kad viens iš kito atima kažkaip, nes kai tu dar ir akimis dirbi, tu anksčiau girdi. Aš nežinau, ar tas išlavinama gal vėliau kažkaip, nes aš pastebiu save, kad aš daugiau klaidų darau, kai aš dar ir priedo akimis dirbu, kad kažką tai ten aktualizuoju. O jeigu aš neturiu ekrano, tik tai suktukus kažkokius, tai dažniausiai geriau gaunu. Galiu užsimerkti ir klausytis. Jo, tai aš galvoju, ar čia kiek va tas prigys ir profesionalioj srity. Aš suprantu, kad tarkim patogumo dėliai tokie dalykai yra tikrai gerai, bet tarkim, jeigu tu nori profą studijų, tarkim kažkur. Būtų klausimas, kas yra profesionalis sritis, ta prasme, greitai įgarsinti spektaklio visą šou, tai yra profesionalu ar ne? Jo, yra dvi profesionalumo kryptis - greitai ir kokybiškai. Greitai ir kokybiškai? Ne, arba taip nebūtų greitai ir kokybiškai, tai... Ja, labai brangiai. Tai profesionalumo yra, kuo greičiau ir kuo kokybiškiau padaryti. Vis tiek šitie visi šai ir yra sukurti tam, kad greičiau būtų. Padaryti darbą. Tai profesionalas yra ateina, padaro, išeina. Taip, bet teisingai. Bet yra dar mažiau sugaišti ten stumdydamas, ar tu ten nuo 5 ryto su to bendu ten koncerte tūsinės iki pačio vakaro, ar tu ten 2 valandas prieš tai atėjęs gali viską susukioti. Ar pasirekolinti iš praeito ir ten tik padžestinti, ką reikia. Vytai, visada, paprasme, į tokį dalyką reiktų žiūrėti iš komercinės pusės. Jeigu mes kalbėsim iš, gal ne tai, kad visada, bet aš siūlyčiau žiūrėti. Paprasme, jeigu kalbėsim grinai kaip technologinės, iš mokslo pusės, taip, žinoma, toks vartotojo sąsaja su rankenėlėm yra optimalu. Bet žinant realijas, kai jeigu anksčiau filmui biudžetas būdavo skiriamas arba spektakliui su daug nuliui ir būdavo 5 metai, dabar periodas, per kurį reikia produkciją, filmą arba reklamą padaryti per 10 kartų trumpesnį laiką ir tam skiriamas 10 kartų mažesnis biudžetas, į kur eina visa industrija. Aiškiai, tu tada renkiesi priemonės, kurios atitinkamai atitinka tą biudžetą. Keldamas mažą biudžetą, tu negali naudoti brangios įrangos. Klausimas, kaip su mažu biudžetu turėti optimalią įrangą, galėtum padaryti pakankamai profesionalų produktą. Tai šitoj vietoj, manau, tai tokios sąsajos kaip liečiamo ekranu valdymas, jos yra nepamainomas.
Bet tai veda į tai, kad pradedama dirbti, nu nesakau gal, tarkim, produkcija ne tai, kad gal kokybiška gaunasi, bet jinai gaunasi tokia standartinė, padaryta pagal presetus. Ne, ta prasme, tai yra kūrėjo problema. Bus be fantazijos. Ne, tiesiog, nu, nėra laiko fantazijai gyvenime. Čia mūsų gyvenimo, ta prasme, čia mūsų... Užsikrauni presetus, jos biškai pamodifikuoji, maždaug kokybiškai ir viskas gerai. Čia tokia visiškai filosofija, mūsų gyvenimo sparta neleidžia mums atskleisti savo fantazijos, nes reikia padaryti per 3 minutes. Tai reiškia, kad tas, kuris, na, tarkim, didelis koncertas, kurį tau reikia įgarsinti ar kažkaip tenai, tai realiai tu nebeturi laiko fantazijai savo, o tu naudojasi kitų žmonių fantaziją, kurie jau parašė presetus tam įrenginį. Manau, kad taip. Ta prasme, presetus, nu kaip, vis tiek presetai negali būti iš ilgainių, ta prasme, iš mokymo patirties aš visada, reiškia, tai kaip vaili klausimai būna kaip, jūs dabar pastatykite šitą rankinėlę, kurioje turi būti, ten ar kokio nors procesorius ir palikit, mes nejudinsim. Tai aš sakau, tai jūs kai automobilį perkat, jūs neprašot, kad vairą pastatyti šitoj vietoj ir nebejudinsit vairo. Ta prasme, tam tikras vairavimo arba valdymo įgūdžiai ir poreikis jisai vis tiek yra. Ta prasme, vien tik tai su presetais neišsisuksi. Ta prasme, negali būti preseto grupės suvedimo, negali būti preseto spektaklyje 6 aktoriai ant scenos. Bet jeigu spektaklis yra pasikartojantis, kiekvieną pirmadienį tas spektaklis, arba koks nors televizijos šou, kuris yra filmuojamas pirmadienis, antradienis, trečiadienis, rodomas ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, koks nors chorų karai, dar kas nors, kur yra atkartojamumas. Šiek tiek, aišku, kažkas tai keičiasi. Gerai, buvo 5 atlikėjai, atsirado pas 6 atlikėjas, bet šiaip iš principo formatas, ta pati komisija, 5 žmonės, tas pats bendas grupė, ta pati tų pačių 7 žmonių, natas išmokusi, reiškia, paruošusi kompoziciją, išsitraukia tokį pultę, vienas mygtukas ir tu turi visą setą. Toliau ten rankinėlė biškai gal pasuksi tyliau, garsiau, priklausomai nuo svečio atlikėjo ar nuo papildomo. Viskas. Ačiū labai. Dėkui, Dariau, už pranešimą. Iš tikrųjų, turėjau porą klausimų, bet pamiršau vieną. Bet kaip užklausė apie ateities technologijos ir paminėjo tą studentą, tai prisiminiau, kad iš ties organizuotami šitą renginį galima pakviesti tokį KTU studentą, kuris Wood Drum instrumentą sukūrė, ar ne? Ir kiek žinau, jūs esate vadovas jo. Gal galėtume trumpai papasakoti? Manau, kad apskritai, nes tai irgi yra kažkoks tai kitokia priemonė kurti muziką. Aišku, analogijų daug, ko gero, yra pasaulyje. Aš pabandysiu surasti trailerį jo padarytą. Dabar studentas neįsivaizduoja kartais, iš kur daugiau pas mus atsiranda tiek gabių žmonių. Jis ne tik sukūrė unikalų produktą, bet dar sugebėjo visą reklaminę, vos nepasiruošti savo reklaminę kampaniją kaip savo gatavo produkto. Atsiprašau, čia muzikos technologijų studijų programa. Taip. Tai yra perkusinis instrumentas, į kurį įdėjo autorius turbūt visus dalykus, kurie yra iPad'ai, iPhone'e, dar kur nors, reiškia giroskopas, kompasą gal nedėjo. Sorry, čia reikia YouTube'ą turbūt parašyti. Įdėjo visus įmanomus daviklius, reiškia, tu instrumentą gali mėtyt, daužyt,
nu, nedaužyti gal, bet smūgio daviklius, lietimo daviklius, reiškia, į patį gali daužyti, liesti, čiupinėti, reiškia, mikrofonai. Principė tai toksai kaip unikalus kontroleris, kuris jaučia tam tikrus įmanomus judesius, reiškia. Toliau visą šitą informaciją sukaupė, perduoda belaidę technologiją, tik ne Wi-Fi, pasirinko kitą, nes Wi-Fi yra per lėtai, negalėtum pasinaudoti muzikai. Iškai toliau yra kompiuterinės programos, iškai įranga, kuri analizuoja tuos judesio visus kontrolerius, tiek judesį, tiek lėtimą, tiek smūgį. Ir jis, sakysim, sukonvertuoja tam tikrą MIDI informaciją, kas yra lengviausia pirmas žingsnis, kad valdyti toliau sintezę. Arba netgi jis ten bandė kažkokį tai su MS Maxu pasirašyti iš karto sintezės varikliukų, kur, sakysim, MIDI parametrų neužtenka suvaldyti. Kaip su MIDI, pavyzdžiui, parašyti valdymą instrumentui, kuris vadinasi vamzdis, kuriame yra šitie... Reins, teisingai. Jo, Reins tik, taip. Nu, niekaip neišeina, ne? Reiškia, jisai, reiškia, tą savo būkną šitaip vartydamas gali turėti Kur lietuviai paieško? Čia. Tas ore bandyti neklaisti. Gal padarykim taip, aš užleisiu vietą dabar Rimtautui savo dalį ieškoti. Aš turiu kitą kompiuterį, kur tikrai turėjo tą prezentaciją, pasiruošiu ir paskui galėsiu parodyti. Tai tikrai įdomus dalykas. Gerai?